Platono filosofija yra labai daugiabriaunė. Britų filosofas Alfredas Nortas Whiteheadas yra pasakęs, kad visa vakarų filosofija yra komentarai Platono kūrinių paraštėse. Be abejo, kad daugybė vakarų filosofų mąstė ir kitus dalykus, ir tuos, apie kuriuos pats Platonas nebuvo kalbėjęs ir mąstęs, bet kokiu atveju tai yra iš tiesų įspūdinga vakarų filosofijos figūra ir galbūt net pati ryškiausia. Ir Karlas Raimundas Poperis, žymus filosofas, yra pasakęs, kad Platonas yra iškiliausias vakarų mąstytojas. Bet vis dėlto, sakydami, kad Platono filosofija tokia daugiabriaunė, turinti tiek teminių aspektų, vis tiek mes turėtume klausti, kaip Platono filosofija atrodė pačios graikų filosofijos kontekste, nuo ko Platonas pradėjo ir savo ruožtų jo filosofija kaip pabaigta, kaip įsitvirtinusi, kokią įtaką darė kitiems graikų ir vakarų mąstytojams. Visų pirma, turėtume atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad Platono mąstymas viena vertus pratęsia kai kuriais atžvilgiais iki sokratinę graikų filosofiją. Taip pat kritikuoja sofistų mąstymą, kuris tam tikra prasme buvo reakcija į ankstesniųjų arba tikrųjų iki sokratikų mąstymą, nes formaliai patys sofistai dažnai priskiriami prie iki sokratikų, bet jie yra tokia tarsi kitas sluoksnis, kita mąstytojų karta ir tie, kurie mąstė, turėdami galvoje kitus prioritetus. Tai štai Platonas kritikavo sofistus ir kartu jis dar buvo Sokrato mokinys. Paties Sokrato vieta yra išskirtinė ir mes kalbame apie Sokratą kaip takoskirinę figūrą ir kalbame apie ikisokratinę filosofiją kaip filosofiją iki Sokrato. Tie mąstytojai mąstė apie visą pasaulį holistiškai, apie visą tikrovę ir žmogišką ir nežmogiškąją kartu ir holistiškai. Tai buvo tiesiog visos tikrovės su visa savo įvairovė mąstymas ir galbūt toks mąstymas, kuris akcentus dėjo prie nežmogiškos tikrovės. Ne ties tuo, kas žmogiška, bet ties tuo, kas nežmogiškai dėjo pagrindinius akcentus. Bet tiesiog ir patį žmogų netiesiogiai įtraukė į tą mąstymą. Tai ikisokratikai mąstė apie visą pasaulį kaip visumą, apie kosmą kaip visumą ir dėl to jų mąstymas dažnai įvardijamas, tik tai čia ne jų pačių, bet jų filosofijos tyrinėtojų, vokiečių tyrinėtojų, kaip natūrfilosofija, tai kaip gamtos arba prigimties filosofija. Sofistai manė, kad toks mąstymas yra perdėm teoriškas, perdėm abstraktus ir kad filosofai negali atrasti bendro sutarimo tais klausimais, kad jie turėtų labiau dėmesį kreipti į žmogišką problematiką, tai kas praktiška, kas gali instrumentiškai būti panaudota žmogaus gyvenime, tai perėjo prie žmogiškos problematikos ir pats Sokratas kažkiek irgi tokiai tendencijai atstovauja, tik tai Sokrato mąstymą mes labai su etika siejame ir skirtingai negu sofistai, Sokratas nebuvo relativistas. Tai jis kažkiek atsineša iš tų senųjų iki sokratikų tą dėmesingumą tikrovę ir pripažinimą, kad tikra tiesa ir tikra tikrovė egzistuoja. Bet taip pat manymą, kad pati tikrovė savo branduolyje, savo gelmėje, ji žmogui nėra pažįstama. Žmogus nėra Dievas, jis negali suvokti tikrovės pačios savaime, tik tai savo tą žmogiškai pasaulį gali suprasti ir jam turėtų būti svarbu pažinti save patį ir orientuotis pasaulyje ir kurti savo žmogiškąją tikrovę. Ir darė Sokratas skirtį tarp dieviškojo žinojimo ir žmogiškojo žinojimo, teigia, kad jis yra išmintingas žmogiškąja, o ne dieviškąja išmintimi. Tai viena vertus Sokratas save
atskyrė nuo sofistų, kurie perdėm pragmatiški ir pačią tiesą, ir pačią tikrovę suvokė perdėm instrumentiškai ir relativistiškai. Ir Sokratas kritikavo tokią poziciją. Bet kartu su sofistais jis akcentą dėjo prie tokio žmogišką, prie žmogiškų dalykų koncentravosi, o ne prie to, kas pranoksta žmogiškąją sritį. Tai štai matome, kad Platonas kaip Sokrato mokinys irgi šitą dėmesingumą žmogiškai problematikai, etiniai ir politiniai problematikai išlaikė. Tai dabar apibendrindami galime sakyti, kad Platono mąstymas skleidėsi kaip ankstesnės graikų filosofijos apmąstymas, tos iki sokratinės filosofijos, ir tie mąstytojai tokie kaip Herakleitas ir daugybė kitų, jie pasirodo Platono tekstuose netiesiogiai per užuominas, per netiesioginę doktrinų kritiką, jie dalyvauja toje diskusijoje. Ir taip pat Sokratas kaip labai aiški įtaka ir kaip konkretus ir pagrindinis dialogų veikėjas pasirodo, tik jis yra didžia dalimi ir tam tikra literatūrinė išmonė, kita vertus atspindi ir istorinio Sokrato kai kurios bruožus. Tai štai toksai mąstymas, kuris aprėpia labai platų retrospektyvinį horizontą, bando susumuoti ankstesnio graikų mąstymo rezultatus, paradoksaliai iškyla kaip labai inovatyvus ne tiek dėl to, kad pateikia kokią vieną ar kitą labai galingą koncepciją, kuri būtų išaugusi, sakytume, pati iš savęs, bet sugeba labai gražiai suderinti, sujungti tą polifoninį kalbėjimą, kurį mes matėme iki Platono graikų mąstyme.